50 ant 50. Šitas klausimas dažnai iškyla, kalbant apie tą, sakykime, pradinį laikotarpį. Susipažinom, mergina su vaikinu ir kaipgi tenai tas turėtų būti apmokėjimas visų tų, jau sakykime, pramogų. Ne? Aš gink dieve nekalbu apie laikotarpį, kai jau prasideda seksas, nes, kai jau prasideda seksas, ten jau yra prostitucija. Ir jau čia, jeigu nusileidom iki šito lygio, tai ten susitiko bachuriukas su kurvytė ir viskas. Ir mes neturim, kaip čia pasakyti, svertų normalių santykių šeimos kūrimui. Nebeturim, viskas. O jeigu pradžioje, iki lovytės, ne, tai ar 50 ant 50 normalu? Ne. Turėtų mokėti tas, kuris pakvietė. Ne? Dabar kaip turėtų vaizdelis būti? Mergina, jinai yra mergina, jinai turi vertybės, jinai save gerbia, jinai save myli. Ir bachuriukas, jisai, siekia jos dėmesio, siekia ją sužavėti ir siekia būti tuo vyru, kuris bus vertas būti tos mergytės, kai jinai taps mama, būti vertas, būti sutuoktiniu, būti jų vaikų tėvu. Ne? Ir bachuriukas turi įrodyti, kad jisai yra vertas. Taip, kad bachuriukas ją visur vedžioja, jis mergina, tai automatiškai kaip dabar šitoj vietoj turėtų būti 50 ant 50. Tapsime, čia truputėlį, kvaila. Ir viskas, kol neatsitiko lova, ne? O lova turi atsitikti tik po vestuvių, čia griežtai, bet tiek to apie tai vėliau pakalbėsim. O jokių 50 ant 50. Kas kviečia, tas ir moka. Jis pakvietė į restoraną, jis ir sumoka. O tu tik tais ateini ir gražiai elgiesi. Aiškinėsi, kas jisai per padaras. Kokios jo vertybės, ar jūsų vertybės sutampa. Koks jo požiūris, ne? Ar jūsų požiūriai sutampa. Kokie dar 50 ant 50. Jis, kai sakant, demonstruoja savo įgūdžius, o tu vertini. Vėl labai geras dalykas, ar jisai skupus ar ne. Čia ir šeimoje, kai būsite sutuoktiniai, labai svarbus čia bruožas. Žmogus, ar jisai taupo pinigus. Matai, kad truputį jis dantis sukandęs moka sąskaitą. Gerai, vadinasi, taupus. Nėra blogas bruožas. Jeigu jisai jau siūlo tau per pusę mestis, tai jisai, jis vardėta gal. Ne. Vyras turi moterį gerbt. Vyras turi moterį garbint. Nes moteris gyvybės šaltinis. Moteris pagimdys vaiką. Moteris pagimdžiusi vaiką normaliuose santykiuose turi teisę iki gyvenimo pabaigos nesirūpinti pragyvenimo šaltiniu. Čia jeigu taip, nefeministiškai. Feminizmas ne. Feminizmas jisai moko, kad moterys turi nusižeminti. Jos turi būti kurvos, kekšės, prostitutės ir, žodžiu, ir 50 ant 50. Žodžiu, šiukšlynas.